Labadiena visiems teniso mylėtojams, čia vėl grįžta podcastas T-Coach ir šiandieną mūsų podcastas neeilinis. Mes turime rubriką Teniso žmonės ir šioje rubrikoje didelė garbė yra kalbinti Rimvydą Mugevičių. Rimvydas Mugevičius tikrai žinomas treneris žmogus, teniso Lietuvos istorijoje ne kartais įrašęs, turi Lietuvos šimtmečio trenerio vardo statusą ir jisai, ko gero, liks visam gyvenimui. Buvęs Lietuvos rinktinės treneris, moterų, vyrų, jaunių rinktinės, pasiekęs daugybę rezultatų, tad jeigu čia reikėtų vardinti, mes tikrai neužtektume visos laidos, tai sveikiname su Rimvydu Mugevičium. Sveikas, Rimvydai. Sveiki visi. Šio podcast'o tikslas galbūt, kaip ir mes kalbėjom su Rimvydu, norėčiau Rimvydą pristatyti kaip žmogų, kas jisai, kai nėra teniso aikštelės treneris, kas jisai per žmogus, kaip jisai masto. Tai pabandysim šiandieną pašnekėti įvairiausiam temam, Rimvydai, tiek kiek tu leisi, tiek kiek tu norėsi. Tai tikimės, kad pokalbis bus įdomus, produktyvus ir mūsų mylėtojai ir ne tik mylėtojai, galbūt visą teniso bendruomenę, sporto, tikrai tas laikas neprailgs klausantis mūsų. Tai pirmas klausimas man toksai, važiuodamas mašiną, toks filosofinis kilo, mes kadangi žinom tave kaip teniso žmogų, jeigu, Rimvydai, tau reikėtų pristatyti visiškai ne sporto bendruomeniai, kurie neturi nieko bendro su sportu, su tenisu, kaip tu save kaip žmogų pristatytum? Senelis. Turiu 3 anūkus, kuo labai džiaugiuosi, tai turiu laisvalaikį, turiu užimtą, tik to laisvalaikio nedaug, dar vis yra ką veikti teniso korte. Tai. Gerai, ar visą laiką, ar dabar gimė spontaniškai, ar tiesiog, pavyzdžiui, iki senelio statuso, kaip tada save pristatytum? Tėvas. Tai dabar eisim per visus tos. Bet taip, tai vis tiek vaikai augo, rūpintis reikėjo, laiko labai daug praleista teniso korte, tai to laisvo laiko netaip daug likdavo, aš jaučiausi kaip ir skolingas netgi šeimai. Tai, žinai, Šarūnai, tiek važiuota buvo, kad labai nedaug laisvo laiko aš turėjau, tai net ir hobių tokių. Gerai, kad vaikai sutikdavo, išvažiuodavom kokį autokrosą ralį pasižiūrėti, vis baisiausia, kad jie pradėjo važiuoti jau irgi. Tenise išties, Rimvydai, nemažai praleidai laiko ir, kaip tu sakai, didelė dalis tavo gyvenimo, gal net pati didžiausia dalis, būtent buvo tenise ir tie visi atradimai. Bet kokią pamoką iš vaikystės tu atsinešiai, kurie visą gyvenimą tu gali sau leisti būti tuo treneriu, pedagogu, mokytoju? Kaip tu pats galvoji? Pamoka, nežinau, kaip čia pavadinti. Tai pamoka. Aš kurį laiką turėjau, galbūt nesismulkindamas, nepasakosiu situacijos, dirbau inžinierium. Ir kažkiek padirbęs, tikrai gerai uždirbau, geras darbas buvo, bet mielai grįžau į tenisą. Tarp kitko grįžau į Šiaulius, nes buvau pakviestas Šiaulių banko valdyti nuostabaus žmogaus Zenono Sabalio. Tai aš nežinau, ar tai pamoka, tiesiog aš supratau, kad vis tik traukia tenisas, traukia su žmonėm darbas, jo labiau, kad su jaunimu darbas. Tai nežinau, ar tai pamoka, bet tai, kai buvo galimybė paįvairinti inžinerinį darbą, kur tu mažiau kontakto su žmonėm turi ir tai, ką mes veikiam visą gyvenimą, tai vis tik tenise, kad ir nervų, kad ir visko daugiau, bet yra įdomiau. O kaip tasai, minėjai, tarp inžinerijos ir teniso, kaip tas buvo pirmas žingsniai galbūt tokie į tą tenisą, kaip būtent tu atradai jį? Ne, inžinerija buvo tarpe teniso. Supratau. Aš baigiau tą vadinamą sportininko etapą ir išėjau kaip ir uždirbti.
Čia tai buvo, čia ne pradžioj. O tenise, kaip klausai, Šarūnas? Kaip atsiradai tenise? Atsiradau tenise, mano sesuo. Jinai 10 metų už mane vyresnė. Jinai pati daugkartinė Lietuvos prizininkė buvo tuo metu ir mane tiesiog nebuvo kur dėti. Aš nuo 4 metų kasiau duobes su kastuvėliu Sereikiškių parke. Dabar Bernardinų sodas. Bet, aš ten užaugau. Tuose tarpuose tarp kortų. Nelabai buvo iš ko rinktis, ne tau? Nu, pagal tai, ką pasakai iš to laikotarpio, iš principo. Nu, jeigu dar toliau kalbėti, tai rinktis turėjau iš ko, nes vėliau mūsų mokykloje, ten, kur aš mokiausi, žaidė krepšinį, garsų žmonės. Pocių paminėsiu, Martyno Pociaus tėvą, Gintarą Pocių, jisai statyboje daug metų žaidė. Ir dar daug kas iš statybos dublerių. Tai treneris Endriaitis, garsus treneris, ateidavo pasižiūrėti mūsų tarpklasinių varžybų ir dūrė į mane pirštu. A kaip į krepšinį nenueisi. Tai Rimvydas išeidavo į teniso treniruotę, bet kartais pasukdavo į krepšinį, nes, pakvietė. Tai mane kaip ir atrinko. Mano treneris Juozas Purelis su mano tėvu buvo labai geram kontakte, jie išeiginėm dienom Bernardinų sode rotondoj kavą išgerdavo. Treneris paklausė, ar kas nors su mokslais negerai, kad jisai kartais kažką praleidžia. Sako, kad jis nieko nepraleidžia, viskas gerai su tais mokslais. Tik sako, jis neateina. Ateik čia. Tėvų galva nuleidęs. Labai, labai protingas žmogus buvo Juozas Purelis, tai Smetonos laikų generolas buvo. Protingas žmogus. Sako, žiūrėk, tu, sako, krepšinėje gali būti labai geras, bet tavo komandos nariai gali būti nekokie ir gali nieko nepavykti. A tenise tu, jeigu geras, tai tu geras, jeigu blogas. Tai nieks tau netrukdys būti nei blogam, nei geram. Ir taip mano ego pasakiau, aišku, noriu būti geriausias. Ok, graži istorija. Ja, jeigu, pavyzdžiui, gal vienu sakiniu arba keliais, už ką šiai dienai tu esi dėkingas savo tėveliams? Visko. Tai, kas šauna pirmiausia. Be abejo, koks aš esu, tai mano tėvų nuopelnas. Visokių mesgi dalykų darėm jauni būdami, bet, Tai, aišku, laikai buvo įdomus. Ir užaugau būdamas ne komjaunuoliu, ne pionierium, ne partiniu. Tai čia tėvų nuopelnas. Spaliukų buvau, nes per prievartą įsegė tą spaliuko žvaigždę, bet tą pačią dieną gavau pastabą. Nes tą spaliuko žvaigždę nutryniau į plytą ir pasidariau šerifo žvaigždę. Tai pamatė, parašė pastabą, atėjau išsigandęs namo, bet pamačiau, kad tėvai juokės. Tai šiaip, tokia kryptim auklėjimas buvo. Sąžiningumas. Labai nemėgstu melo. Tai gal čia tėvų nuopelnas kažkaip. Daug labiau nemėgstu melo negu smurto, nes kitą kartą noris kam nors užvažiuoti. Bet meluoti nenoriu niekada, geriau tegu žino tiesą visi. Gera vertybė, ko tikriausiai šiais laikais trūksta. Šiais laikais gal tai nebevadinama melu? Norma. Jo. Tas melas taip įaugo, kad jau tapo norma. Nesiplėskim į politiką. Jo, teisingai. Ne apie tai mes šiandien. Įdomu sužinoti, Rimvydai, tavo suvokimas apie gyvenimą, apie asmenybę, tarkim, 30, 40, 50, kaip jisai keitėsi ir ką pastebi savy, tos pokyčius. Mes kalbame apie patį suvokimą, aplamai kaip žmogų, kaip asmenybę, kas pas tavi keitėsi? Nežinau kaip kiti. Aš buvau toks, ne pokarštis, karštas.
impulsyvus sprendimams, bet užsispyrimo nepraradau, bet su metais atėjo patirtis. Nustojau skubėti, tai davė didžiulį naudą. Čia kokiam amžiui nustojai, supratai, kad neverta Nežinau, lėkti? Ar čia natūraliai pastatytas? natūraliai, vis po biškį, taigi ir mačai, ir darbas, ir po biškį tai tau įrodo, kad tu pala, kuo ramiau, tuo geriau. Mhm. Atrodo, tenisas puolėjas gali būti gynėjas, bet vis tiek tik tas puolėjas visą laiką, kuo ramiau tai daro, tuo geriau gaunas. Nu. Tai turbūt daugiau ramybės, pasitikėjimo daugiau atsiranda, kai ramiai. O ar būtum pasiekęs, Chaoso. kaip treneris, tu kalbė apie ramybę, ar būtum pasiekęs viso to? Nes dabar tu suvoki, kad tavo ramybė tai yra toks kaip prioritetas, bet jeigu jūs sakytų Rimvydas Mugevičius 30 metų ir duoda šiandieninę tavo ramybę, kaip tu manai, kaip viskas būtų pasisukę, arba ar tu būtum tam tenise su savo ramybė? Tai būčiau. Būtum. Būčiau, tai ramybė. Matot, aš kai pasakiau, kad aš toks, nei pionierius, nei dar kažkoks, tai aš buvau, rusiškai tariant, tie laikai buvo tokie nevaizduoj. Aš galėjau žaisti tik tai Tarybų sąjungos teritorijoje arba Lietuvos, LTSR teritorijoje. Net į Lenkiją aš negalėjau važiuoti, nes, nepatikimas buvau. Galėjau pabėgti. Žinai, tais laikais tai buvo svarbu. Šiaurės Korėjos principų. Tai žinot, žinai, kaip pakankamai ramu buvo. Vis tiek negaliu išvažiuoti. Ir aš kalbu ir apie darbą, kai aš dirbau su ta inventorizacija, tai ir apie tenisą. Vis tiek save analizuoji po mačų, kas pakenkė, kas padėjo. Ir tu jauti, kad kur tu paskubėjai, kur tu pasikarščiavai, ten naudos nebuvo. Okay. Tai jau gerai, šiandieną, pavyzdžiui, jau vis tiek save kaip žmogų pažįsti, turėjai daug praktikos patirties kaip asmenybė. Ar tu norėtum turėti tokį pat draugą kaip save? Geriausią draugą, kad jis būtų... Jaunystėje aš savęs nelinkėjau dabar. Niekam, net savo, ne? Jo. Bet aš, kaip sakiau, melo nemėgstu. Tai jeigu aš pažadėjau, aš padarydavau. Kraujas iš nosies padarydavau. Užsispyręs buvau, ir esu toks pats. Tai tik, kaip sakiau, dabar viskas vyksta daug ramiau. Tada, ką mes negalim, darom. Ir po to per mano tą darom, kiti gal kentėdavo, sakydavo, ko tu nepadedi. Tai draugautum su savimi? Draugaučiau. Jau draugaučiau. Tai gerai, tai kitaip paklausiu. Įsivaizduok, dabar gatvėje sutinki Rimvydą Mugevičių, kai jam 30 metų. Ką tu jam pasakytum? Sakytum, turi šansą savo pasakyti vieną sakinį. Ką palinkėtum savo 30-mečių Rimvydui? 30 metų sakyčiau, kur tu lėkės. Kur tu lėki ramiai, sustok. Okay. Nenuskubėsi. Rimvydas Mugevičius turi baimių? Ir kokių, jeigu turi? Baimių. Nebežinau, ko aš čia bijoti. Labiausiai bijau kvailių su iniciatyva. Nes jie pavojingi yra. Žmogus nežino, kad jis daro nesąmonę, o jis bando vis tiek daryti. Tai va tas baisu, kad... O po to eina būrys paskui, sako, jo, gal čia gerai. Tai gal tokių reikia bijoti. Ok, gal dabar grįžkime biškį daugiau... Nekalbam apie karą. Ne, viskas gerai. Bet galima ir į tai suves. Tai ar nekvailas žmogus, kuris pradeda karą. Ir dar su iniciatyva. Faktas. Ką prisimeni iš savo pirmų teniso treniruočių? Kas labiausiai užstrigo tau po šiai dienai? Ką tokį ryškiausią, kokį nešioji įvykį iš pirmų savo treniruočių? Kaip žaidėja?
Kaip žaidėjo, tai jau čia toliau, ne pirmas treniruotės, o... Ką žinau, labai sunku prisiminti 4-5 metų vaikui. Tada jau tik kiek savo gali leisti, ta prasme, gali būti vėliau, biški šiek tiek, tai vis tiek kažkoks, pirmas treneris, pirmas įspūdis, pirmas komentaras, pirmas gal pergalė, nusivylimas kažkom, tai suvokimas, supratimas. Aš žavėjaus savo treneriu. Žmogus labai patyręs, jisai amžiui buvo jau giliam ir Juozu Pureliu. Jo pavyzdžiais, jo pritaikymų tenisų į gyvenimiškų dalykų. Pati pradžia salių nebuvo, neturėjom salių. Mes žaisdavom ant ledo tenisą, užpildavo treneris ledą. Net su pačiūžom bandėm žaisti, bet porą griuvimų sakė nusiauk. Tau netinka. Ne tas panašak. Jo, tai tas toks įvairumas, tai nebukas to sporto interpretavimas, brukimas, o tu alkanas visą laik norėdavai to teniso. Bet jisai, kaip tavo pirmas treneris, jis tau leido įsimylėti, arba kaip tu sakai, nes tu paminėjai tą labai svarbu bukumas, kai mes, žinai, dabar tos vaikus techniką, taktiką mokam, grūdam, bet neduodam tos laisvės žaidimo to tokio. Kur tos laisvės gaut, kai tau duoda tik treniruotę, tą valandą pusantros ir viskas ir toliau varžybos. O kur tas iš treniruotės tarpinis, be kurio tu žais nepradės, neperkelsi iš treniruotės į mačą, neįmanom. Reikia kažkur pabandyti. Dabar gali daugelis trenerių sakyti, ne, jie pabando, jie tarpusavį ten žaidžia. Jie žaidžia su mumis. Aš neidavau namo. Aišku, laikai geri buvo, kokie tai geri. Tiesiog kortų laisvų būdavo, mes likdavom. Jeigu vasaros atostogos, aš gyvenau kortuose. Mes žaisdavom, visokį velnę darydavom. Už tai ir mokėjom visko. Visko išmokom. Tai... Paminėjai, tas pirmo tavo trenerio įspūdis, ta kompetencija. Bet jeigu reikėtų lyginti pačią pradžią tavo kaip požiūrį į trenerio iš vaiko neperspektyvos ir tu kai tapai tik treneriu, kuo skiriasi tavo pirmas treneris nuo tavęs pačio pradžios? Kaip tu galvoji, kokį esminį skirtumą tu pats savai žvelgtum, kuo tu skiriais nuo savo trenerio, kai tu tik pradėjai dirbti? Ne dabar koks esi, bet kai tu pradėjai dirbti? Kad aš turėjau nežmoniškai gerą pavyzdį. Būtent analizė, mąstymas, ne taip anaip mušk, o kur mušk, kodėl mušk ir tada naudok tą ten, o tą kitur. Gavosi, kad aš augau su tikslu būti treneriu. Ne, tai tokio tikslo negali turėti, bet tiesiog supratimas apie tą tenisą buvo kitoks. Ir čia dėka trenerio. Okay. Nes aš turėjau ir daugiau trenerių vėliau, tai buvo kitoks priėjimas. Nesakau, kad blogas, bet ten man buvo labai įdomu. Bet tu tą pasiėmė, ne? Kiek aš suprantu iš jo. Liko. Lieka vaikai, jeigu klauso, tai imlus, girdi, atsimeni, jeigu naudoji, tai ir gaunas. Okay. Bet jeigu tau niekas to nepasakė, tai tu neturi galimybės net pabandyti. Tai čia didžiausias treneriams ačiū. Koks tavo ginklas buvo, kaip žaidėjo, tas ginklas toksai? Taigi, Šarūnai, sakiau, aš impulsyvus. Čia ir dabar? Tai aš buvau puolėjas. Aš kantrybės neturėjau, man reikėdavo greičiau, aš tave sudaužysiu. O tais laikais raketės medinės, greičio mažai. Tikslumo reikėjo bėgti. Žinai, tikslumas nuo medinės, labai maža. Jo, pataikyti kamuolį reikėjo tikslumo, bet kai netaip greit lekia kamuolys, tai gal biškai lengviau pataikyti į aikštelę. Aš čia filosofuoju dabar. Ok, gerai, o dabar matai,
Tu kaip žaidėjas turėjai savo, o kaip trenerio va, tavo ginklas koksai? Toksai kertinis, kurio tu praktiškai galbūt formavai tą ginklą, šlifavai, važiavai. Ant kovo tavo kaip trenerio, va, tas, žinai, va, savo pirmą trenerį paminėjai labai daug tokių gražių dalykų. Va, tu kaip treneris savi iš šono, va, kur tavo yra kaip trenerio ginklai va tie? Va, aš esu toks treneris, nes man pavyksta tą ir tą. Nu, ginklai gal tas žodis jis toksai, metafora tokia. Taip, jo, aš kaip supratau, tai pabandysiu atsakyti. Tai man labai įdomus, aš mėgstu tarp kitko šitą posakį pasakyti, koks tu už korto, toks ir korte. Tai labai sveika pabendrauti su tuos, kurį tu dabar įmies, lauž, spaus, kažką daryti, išsireikalauti, bet susipažinti, kaip jisai priima tą spaudimą, kaip vienam reikia garso, kitam reikia, gal iš viso parodyti, tu nebeįdomus man, tu užgauni jo savimylą, su kitu pasišneki, bet tai labai matosi apie žmogų už korto. Bet tu kalbė apie spaudimą žmogaus, ar tiesiog buvimą šiek tiek kartu ir pamatyti iš šono ir suprasti, žinoma, gyvenimiškas tas pusės, per kur būtų galima. Spaudimas ką duos, tai tu atstumsi nuo savęs žmogų, tai jisai turi norėti pas tave ateiti, o ne, ai man liepia pasieiti, taip aš pats ir nenoriu niekada. Ne, bet matai, kaip ateina žmogus į treniruotę. Vienas vėluodamas lekia, kitas, kad ir vėluoja, nu, bet jis ramiai, tai nėra blogai, kiti galbūt barą, kad tu vėluoji, tu šliauži čia. Bet kad jeigu jis atlieks vargšas ten dėl to, kad troleibusas neatvažiavo, arba tėvas pavėlavo atvežti, tai naudos nebus iš to. Tai, vat, ir tu matai žmogų, jisai, ką tu bandysi iš jo daryti, puolėjas, gynėjas, labai matos, iš elgesio už korto. Ir tada tu negalėjom brukti, tu turi va čia tą ir prie tinklo ir bam. A jisai galbūt gynėjas, a jisai... Nu, žodžiu, horoskopą neskaitai. Bandai duoti gyvenimą per... Bruka man tą horoskopą spardaus labai, nes... Bruka tave. Kodėl spardaus, žinai? Nu, Skorpionas aš. Aš suprantu. Tai tik pablogas labai. Bet skorpionas... Su charakteriu. Yra reiklus savo, jis kanda pirmo eilėj savo. Ir nemink ant jo, jisai tau neką. Jisai pirmo eilėj iš savęs reikalauja, o po to, jeigu tu jau mano kompanijoje, jisai davai kartu darom. Ok. Supratau, kai turi skorpioną, nereikia tu žiūrėti horoskopus. Nu, čia jau tiesiog buvau priverstas pasidomėti, kodėl iš čia taip skorpionas. Supratau. Va, kodėl. Momentas, į kurį norėtum grįžti kaip žaidėjas savo karjeroje, kuris galbūt net tas momentas pakeitė, suprato, ten patyrė kažką tokio, yra tokių momentų, kur tokie ryškus pėdsakai tavo, kai pasako apie karjerą, tu iškart cink, tau pirmą išmeta pasąmonę. Ai, ne. Šiaip juokinga istorija. Tarybų sąjungos čempionatą žaidžiam ir galėjau atsidurt. Bijau pameluoti, ar ketvirtfinalį, ar pusfinalį. Tai vyko kažkur Ukrainoje, Neprozderžinske gal. Gaunu žinią, kad man nori matematikos išvesti neigiamą pažymį. O pas mane 5-balėj sistemai 4, bet tik 1. Aš labai daug išvažiavęs buvau. Čia 10 klasė, 11 klasių. Mes kai mokėmės iki 11, bet čia 10 klasė ir aš galvoju, jeigu, labai reikli mokytoja. Labai reikli, ją žinojo Lietuva. Tai jai siūstas skambutis, interneto nebuvo tada. Nebuvo tikrai. Skambutis iš departamento. Mano treneris, departamento vadas, reiškia kažkas iš tų. Mokyklos direktorė ėjo pas tą matematikos mokytoją. Sako, žmogus žaidžia Tarybų sąjungos čempionatą. Kažkaip. Aš jam, sako, išvesiu neigiamą pažymį, rašau 2 dvejetus. Ir mano tėvas, žmogus architektas,
konstruktorius labai reiklus buvo. Tai tas žmogus pasakė, daryk tu kaip nori, šį kartą daryk ką nori. Parvažiavau. Ir dar man pasakė organizatorius, teisėjas. Sako, jeigu spėji rytoj, pastatau rytoj tavo mačą paskutinį, jeigu spėji, grįžk. Ta diena nebuvo reisų. Tai grįžau, mokytoja išėjus atostogų. Man atnešė kontrolinį darbą pažymiui gauti ir išėjo mokytoja daryk, ką nori, rašyk, nusirašyk. Tai va dar vienas. Ir ne, tai bet jeigu apie tenisą, tai, aišku, aš nenuvykau ir toliau buvo, kiekvienais metais stiprus labai turnyras Klaipėdoje ir aš su juo susitikau, su tuo, kuris... Kur turėjai? Ja, ir aš jam atskaičiau 6-4, 6-4, kaip dabar. Tai va, tai toks, kur, kaip tu klausai, aš nežinau. Tai gyvenimo tokie atomus, jo. Kad nesibaigė viskas tuo pralaimėjimu, ten ar tuo įvykiu. Gal ir gerai, kad grįžau. Galėjau ir nekreipdėmėsio, bet jeigu saugęs žmogus reikalavo, tai grįžau. Ok, gerai, grįžkime kaip treneris dabar. Turi didelį patirtį, tiek dešimtmečių išbuvai ir matyt daugybę kartų sportininkų. Kaip tavo akyse keitėsi ir kokius tos esminius skirtumus matei tarp kartų, kai ateina nauja karta, kokie jie ateina, ar tu pastebėjai, kad keičiasi, žmonės faktas, kad keičiasi, bet kokius skirtumus kartose pastebi? Mes į treniruotės važinėdavom dviračių, troleibusu. Supratau, gyvenimo sąlygos. Ir patys jo. Ir labai, iš tikrųjų, tai nebuvo blogai. Tai teko pačiam organizuotis, pačiam galvoti, kaip spėt, kada ten. Taip pat, tenisas yra šachmatai. Tik tai dar reikia labai daug bėgti tose šachmatuose. Tai labai reikalinga organizuotumui, tai yra naudinga. Toliau, aišku, gyvenimas gerėjo, aš nesakau, kad tai blogai, bet dabar vaikus atveža. Jis pats nieko negalvoja, jis labai dažnai išlipa iš mašinos, kur mano raketė, kur mano batai, kur žmogaus susidėk viską, ko tau reikia, tu žinosi, ką daryti su tuo, ką tu įsidėjai aikšteliai. Turbūt maždaug supranti, biški daug lepinimų, biški daug mažai savistovumo ir labai matosi iš tų, kad ir vaikų paauglių matosi, kuris gali. Čia man tokie dabar priminė, tas išlipi iš mašinos, kur tas, ir toks, iškart pirmas toksai, išlipi iš mašinos, o kur mano atsakomybė, mama, nematai, kur aš ją pasidėjau, kur mano pasiruošimas, kur mano principai kažkokie, ir kaip tu sakai, jeigu ten jiem suruoštas tas vaikas, jisai, tas, kuris važiavo su dviračiu treniruotę, jis kol važiavo, jis tikriausiai turėjo galimybę apie daug ką pagalvoti. Ir grįžtant, o čia tu kaip ir nebeturi tos galimybės, nes... Žinom. Tu organizuotas esi, tu viskas tam tvarkoj, tas nenustebins kažkas tai. O tas klausimas, kur mano? Taigi tavo, tai tu ir žinau, kur tavo. Okay. Tai va tas ryškėja. Jau gerai, kad yra galimybė atvežti, nes, bet galima biškį duoti savarankiškumo kažkokio daugiau. Tai gerai, pradėjome apie vaikus, tai galbūt dabar globaliai, kaip tu galvoji, kokia šiandieną mūsų Lietuvos teniso aplamai stiprybė yra, jeigu tu tokia matai, tavo perspektyva, tiesiog nuomonė. Vis tiek mūsų ta sporto šaka, tenisas turėjo tavo evoliucinę grandinę, jinai kažkokia gal geriau, etapais blogiau, bet iš principo, ką tu matai šiandien mūsų stiprybė? Taip, kaip tu matai? Mūsų, tai... Mūsų visos Lietuvos galus. Tai kas yra gerai, tai kad mes vis tik europiečiai, dėka ko, aišku, ir tie patys baltarusai, jie ne europiečiai, bet yra galimybė bendrauti su geriausiais, atsirado galimybė su geriausiais teniso mokytojais, vystytojais, specialistais, teoretikais, ir praktikais. Tai kursai, tai
Tai tas, aš atsivės tai pajutau, kadangi kai Lukas augo, aš pravažiavau konferencijų dešimtimis. Jau vėliau man sakė, ko tu čia važiuoji, pasitvirtint, kad teisingai darau, nes jau tą patį vis girdėdavau, bet tai turbūt svarbiausia, kad buvo galima nekurti iš lubų, o girdėti geriausius ir bandyti pritaikyti. Tai tu daugiau eini per prizmę edukacijos, kad treneriams ir mūsų šaliai, mūsų rinkai atsirado daugiau galimybių tobulėti, vystytis, matyti, pažinti ir va tą patirtį sukauptą vežti čia į Lietuvą, bandyti pritaikyti šiek tiek pietų vakarų. Tai A. B. B, toliau apie tuos, kas tai bando pritaikyti. Ok. Bandėm mesgi ir mūsų treneriam bandyti daryti kursus, perkelti tuos lygius, išsilaikyti. Kaip ir mes su Viktoru Vancovu amžinatilsį tuos kursus vykdėm, suteikinėjom tą pirmą, antrą lygį. Vėliau, čia nenoriu politikos, bet atsirado noras departamentui perimti tą viską. Kažkaip šiek tiek nutrūko, bandėm laikyti, kad tenisas vis tik būtų ne bendroj mėsmaliai kuriamas kaip trenerių mokymas. Sakyčiau, nelabai pavyko, nes vis tiek tai pasiėmė departamentas. Bet, nenoriu kritikos. Ir dabar, tarp kitko, treniruot Lietuvoje gali, tai minusas. Bet kas. Išsiėmė tos individualios veiklos popierių. Verslo liudimą. Ir nuėjo treniruoti. Kaip pavyzdžiui, bent jau kaip man pasakojo estai, tu nuėjęs išsiimti pas juos, to popieriaus negausi, nes jie pradžioj paklaus tavęs, ką tu žadi daryti, tu pasakysi pavardę ir priežastį, jis atsiverčia, sako, kad tavo pavardės nėra. Tu neturi licenzijos. Duomenų bazė kažkokia, ne? Tai tu reiškia nepraėjęs mokymų tos veiklos, kurią tu ruošies užsiimti ir kas yra, manau, gerai, tu bent jau vaikų nelošinsi. Kad nuėjo pas mėgėjus, vėliai nematė. Suaugęs žmogus, jisai turi galimybę atsirinkti pas ką. Dažniau, kai tu... O vaikas, manau, tai svarbu yra, kad ne bet kas vaikus treniruoti. Nes po to atsiduria tas vaikas pas kitą trenerį, o jam yra tikrai labai sunku, nes namą statyti nuo pamatų naują yra ir lengviau, ir pigiau, negu seną griauti ir naujai statyti. Tai tie įgūdžiai pradiniai yra labai svarbu juk. O va toj visoj, tu pasakai pliusas treneriams vykdyme, o kokį tu pliusą matai Lietuvos arba tą stiprybę iš vaikų akim, jeigu tau reikėtų pažiūrėti? Tenise. Ta prasme, mes dabar kalbėjome apie pliusus, kaip treneriams, edukacija, atsirado langai, o patiems žaidėjams, aišku, treneriai tobulėja, žaidėjams duoda daugiau informacijos, bet iš žaidėjų perspektyvos, kokie privalumai arba stiprybė mūsų Lietuvos tenise, jeigu jinai yra, aišku, jeigu tu ją matai. Tai trenerio kvalifikacija duoda tą stiprybę, kai aš atėjau pas vieną trenerį, gaunu informaciją kažkokią ir aš jeigu atsiduriu pas kitą trenerį, aš, sakau, man ten įdomiau, ten daugiau kažko, tai kažkaip įvairiau, gal sunkiau, aišku, bet, ten man įdomiau, čia labai, labai vienodai, neįdomiai, nors be šito neišvengsi, vis tiek tą smūgį reikia šlifuoti. Atšlifavus jį galima jį įvairinti, kaip žinai, juk, kaip ten sakydavom, su lengvarliais juokaudavom, kad čia nenubėgsi, nepasimsi, čia reikia 7 variantais iš vienos pusės, 7 iš kitos sužaisti. Tai su laiku tas atsiranda, bet reikia, kad mokėtų kažkas tai perteikti. Ok, per visą mūsų nepriklausomybės istoriją teniso, kokia didžiausia galbūt tu
klaidą, neteisybę matai ir galėtum ją ištaisyti, norėtum ją ištaisyti. Globaliai mes kalbam apie visą Lietuvos teniso raidą po nepriklausomybės. Ar jos galbūt ir nėra? Nu ką aš čia dabar taisysiu? Ne to, bet Žinai, kaip, tiesiog gal tu matai, kad buvo galima kažkur tam tikrais etapais galbūt pasukti krypti kažkokį kitą, nežinau, tiesiog... Tai va galbūt tai, ką sakiau, gaila, kad nuslydo mums galimybė tos trenerius ruoštis daugiau patiems. Šiuo metu, tarp kitko, pliusas yra, juk daromi kursai. Šiuo metu organizuojame. Tikrai tas pirmas kursai, ir jeigu aš žinau, tai kad tu pats ir organizuoji juos. Ne, aš organizuoju su ITF pagalba jo, Taip, tai mumis kaip nusamdo. Tai yra gerai, tai yra liuks, nes tai kaip ir vienu metu tai buvo nutrūkę. Bet tai vyko, kai atsidūrėme Europoje, vyko. Tai dabar, sunkiausia yra turbūt tos, trenerius ir kuo geresnis treneris, juos išnaudoti sportui. Yra tas sunkiausia, tai kas čia yra. Nenoriu kalbėti apie pinigus, kad tai tik finansavimas, bet, atsidavimas vis tik, nes, su suaugusiu žmogum, kaip tu dirbi, pavadinkim, vadinami jie mėgėjais, mažiau atsakomybės. Ir tada galvoji, ką aš čia nervosios važiuoti tos turnyrus, pergyvent. Ką čia tie tėvai pasakys, ką čia tas vaikas pagalvos, ką čia tave siunčianti organizacija, kažkas, kas jeigu tu rėmėjus turi ir dar. Čia atėjai pabuvai, šiai. Tai gerai, tada... Galbūt to labiausiai trūksta, kaip tai paskatint. Tai galbūt daugiau, vis tiek gal treneriam ir tos reklamos norisi, ir kažkas laimėjo, biški daugiau to įdirbio su jumis, ponai, su tavim, Šarūnai, ir kad daugiau to visko būtų, Bet aš, ne vien krepšinio šalis. Žinai, kur matau problemą, mūsų jaunieji treneriai, jie labai greitai nubyra, pasiduoda tam socialiniai aplinkai, žinai, pinigai greitai, noras greitai gyventi ir kad ir kiek mes edukuotume juos, kurie ateina, kaip tu sakai, tas žinias jie taiko ne pagal paskirtį, ne būtent sportui nusėdo, bet iš principo pasiduoda tiems pigiems triukams socialiniam ir jie meta, ir jie nesirenka, kaip tu paminėjai, tos sunkesnės trenerio duonos sportinės, nes yra treneris, kuris užsiminėja sportu, yra tas, kuris vysto sportą, tai yra du skirtingi dalykai. Ir man čia yra labai gaila, kai jauna karta, kuri ateitų, galėtų kurti galimybę daryti kažkokias naujas idėjas, neštų mums visiems, kurias galėtume gyveninti, jie pasirenka tą daugiau materialų. Kaip ir suprantama, visi norim gyventi, ypač šiais laikais, kai viskas brangsta, bet galbūt čia yra mūsų trenerių problema, kad mes savo auklėtiniam, kurie užaugo dabar, nesugebėjome ir įskiepyti to svarbumo sportui, meiliai, gal aš nežinau. Aš interpretuoju dabar, kaip tu pats manai. Šarūnai, aš tą patį daraugi. Ir dariau. Dabar galbūt anūkai labiau rūpi. Tai normalu. Daugiau, kaip čia dabar. Bet aš manau, kad motyvacijos stoka jau pačiuose tuose treneriuose, nes baigęs tą, kuo aukštesnės klasės buvo žaidėjas ir baigęs karjerą, atėjęs dirbti treneriu, jis motyvuotas. Jis vien pinigais ne, jis norės rezultato, jam įdomu, jisai važiuos, tai reiktų nepaleisti jų. Tegul, yra laiko ir uždirbti, ir važiuoti, ir galima. Okay. Meluosiu, kad išvažiavęs tu prarandi be abejo, bet tai adrenalinas, tai motyvas, mano laimėjo, jisai toks, anoks yra. Plius biškiuką bendro darbo tokio, čia mano, čia kvailystė. Matai, kai su Luku augom, man kaip tik buvo įdomu, aš važiuoju, aš pažinojau labai daug ir kitų šalių trenerių, man būdavo įdomu tavo nuomonę, pasakyk, kaip tau atrodo tas. Tai kaip tik daugiau duoda, nes tu atbunki visą laiką su tuo pačiu žmogum. Imi nematyti kai ko, kas šviežia akim geram specialistui iškart sako, gal čia man. Tai nereiškia, kad tu būtinai turi kažką tai laužyti keis, bet
Bet tai įdomu išgirsti nuomonę gero vieno, gero antro. Kaip ten sako, mes pasitarėm ir aš nusprendžiau. tai tokio bendro darbo. Ir sakyčiau, tie treneriai kitą kartą galbūt jis ir motyvuotas, vaikas auga ir tėvam atsiranda, gal aš pas tą pereisiu, pas ten pereisiu. Labai numuša ūpą žmonėm irgi. Arba pakeičia kažkas tai iš tavęs paima, tu paruošiai, dabar tu eisi pas tą, nes tas turi ten tų geresnių, tai kaip auk treneriui. Sudaryk sąlygas kartu su tuo vaiku aukti, jisai patirtį įgauna ir tai sekančiai kartai. Niekas nesako, kad tu su vienu žmogum turi dirbti, tu turi paauglį, turi žemesnį. Aišku, sunkiau išvažiuoti, bet jeigu jau tu komandoj, galima visą tai derinti. Sutinkus tam, tas yra. Taip užaugom mes su Luku, su savo vyresniu sūnum. Turėjom galimybę pridengti vienas kito nebuvimą. Tas sunkiausia, nes čia individuali sporto šaka, čia su komanda neišvažiuosi, arba tą komandą reikia rinkti. Ko dar man, sakyčiau, gal trūksta. Mes, kai augom, ne mes augom, jau mes užaugęs buvau, bet aš kai Šiauliuose dirbau. Turėjau labai gerą kompaniją su Tamstos augimu, dar kaip pradėjo. Tik pradėjau. Mes keisdavomės, važiuodavom ten pasitreniruoti, tai į lygą, tai Taline turėjau gerų draugų. Vis mes galėjom ne tik savo virtuviai virti ir perverdi, o vis stovyklėlės pasidaryti su kitais. Tas labai padėdavo konkurencijos buvimas. Mūsų šalis mažas, tų žaidėjų mažai, tai bendrauti su gretimais miestais arba šalimis. Ta Ryga čia pat, nenarčiau už Palangą nuo Vilniaus. O Šiauliuose... Vėl tas pats, Šiauliuose Palanga ar Ryga. Ryga arčiau. Arčiau irgi, ne? Tai, matai. Okay. Tai gerai, pavyzdžiui, šiandieną žiūrėdamas į Lietuvos tą tenisą visą, kuom galima pasididžiuoti, kaip tu manai, tavo akim, kuom tu didžiuojas, kad esi teniso atstovas ir kas tau kelia tą tokį pasitenkinimą, žiūrint aplamai globaliai visą tenisą Lietuvos? Reikia džiaugtis, kad mes vis bent pirmus 2 numerius, 1, 2, 3 numerius turim Devis. Tai... O moterų? Nekalbėkim vienu, nebūkim tie tokie visiškai, kad tik vyru. Šarūnai, vienu metu, vėl grįžtam prie to paties, vienu metu aš treniravau ir vyrų, ir moterų rinktinę, bet ne dėl to, kad sakykim taip, turbūt tuo metu nebuvo norinčių net. Nes buvo baimė gal pralaužti. Bet mane ir su Devisu metė vis kaip į skęstantį laivą. Ir pavyko, mes iš žemiausios grupės pakilom. Tai vėl gerai labai, nes mes kartu užaugom, kartu supratom, kaip tai ir tai pavyko. Tai moterų kad nebūtų čia seksizmas koks. Tai moterų tiesiog, šiaip tai merginos jos labiau užsispyrę. Merginai pasakysi, žiūrėk, aš baigiai treniruoti, eik pasiservuok. Nuėjo, žinai, po valandos ateina treneriai, man dar servuotų. Jėzau, aš jau pamiršau, kad jinai servuoja. Bachūrą nusiųsk. Jis po 10 minučių pabėgs. Tai jos darbštesnės, bet jų mažiau. Jų tokių darbščių ir todėl biškį dar sunkiau turbūt jų užauginti. Bet to moterų pasakėjai, moterų... Moterų merginų. Žinai, moteris, jinai... Pas mums visko yra komandai, tai žinai... Tai, bet supranti, vaikai, meilės... Turbūt tas dalykas labai daug. Brendimo, anksčiau bręsta, greičiau visokių tų pašalinių faktorių gal atsiranda.
Nesgi, turėjom mesgi ir Šiauliuose puikių moteriškių turėjom, merginų moteriškių. Ir kur? Kaip dabar atsimenu, Norkutė ir Kova buvo unikalios. Tai Norkutė, tai talentas. Gedvilė, linkėjimai. Jo, iš tikrųjų, bet neišsaugojom, kažkur dingo Amerikos kanjonuose, turbūt. Floridai, kiek žinau. Floridai sėkmingai dirba ir gyvena. Tai... Rimvydai, Lietuvos tenise, kas tave labiausiai... Ar yra toks žmogus, kuris tave įkvėpė, motivavo, arba tas buvo toks guru, kur labai yra svarbu turėti gyvenime kažkokį tokį, jis gali būti nematomas, gali būti slaptas kažkoks mentorius, kuris, tu jo tiki, pasitiki, žiūri ir kažkokį, ar buvo Lietuvoje tas žmogus, kuris tave įkvėpė visam tavo tai teniso kelioniai? Gal dabar net jis yra dar? Kaip minėjau, tai mano pirmas treneris Juozas Purelis, tai buvo nerealus žmogus, įdomus žmogus, visapusiškas ir buvo galima bendrauti su juo visais klausimais. Ir, kaip sakiau, jisai buvo amžiui, bėgdavom krosą, jis bėgdavo kartu, kai mes ilsėdavomės, apie jį pasakot gali. Jis atsiremdavo 2 rankom į medį ir kojom aukštyn, kol mes ilsėdavomės, jisai kelias minutės ne į žemę, o į 2 medžius. Pabandyk, Šarai, sulūši. Ne. Jo, po to vis tiek treneriai, vis tiek amžinatilsį Kačanauskas, jis irgi labai įdomus žmogus. Kaimynas, tarp kitko, buvo, tai pavykdavo netgi kieme pasikalbėti ne tik apie tenisą. Kelionėse, visapusiški tie žmonės buvo. Įkvėpdavo, komandos narys Vytas Mažeika, atsimeni to? Yeah. Tai ten torpeda, ne žmogus, ten. Tai irgi pamatyti jo bėgimą, kovojimą, irgi užveda. Bet tas žmogus, jis ant gamtinių jėgų turi, garbės žodis. Tai po šiai dieną kartais matai, Taip. tai jis toks nepakitas, susišaldęs. Tai buvimas tokioj terpėj duoda peno. Kada supratai, kad būtent mes daug šnekam ir tokių dalykų, tokių subtilių, kada supratai, kad kaip treneris, kad tenisas nėra vien tik apie tenisą? Kad yra kažkas daugiau tame visame... Čia tėtį turiu paminėti, padėkoti jam. Nors pykau, aš turėjau groti klepų, pianinu. Ir klausdavau, kokio velnio, ką man tas pianinas. Sakau, aš neturiu laiko nueiti į tą, ne į konservatoriją, o į mokyklą, kur pianinu moko groti. Nieko sakė, ateisi į namus. Ateidavau į namus, grojau pianinu, netgi koncertą rajono turėjau, grojau, skambinau pianinu, mane grojame. Oginskio polonezą, Santa Liučija kažkokia, dar kažką. Įbėgau, paskambinau ir išbėgau į treniruotę. Tai mokytojas sakė, reikia nusilenkti. Įeinant, nusilenkti, išeinant, sakau, nespėjau. Tai klausiau tėvai, ką man reikia? Sako, tu girdėsi smūgius. Jeigu tu gerai klausą išlavinsi, tu girdėsi suktą, pjautą, plokščią smūgį, tu... Tai padės. Gudriai sužaidė? Sužaidė. Su manim žaidė, matai. Treneris sužaidė, kad aš krepšinio nežaičiau. O mesgi, tarp kitko, vienos kartos su Marčiulioniu. Marčiulionisgi žaidė tenisą, mes, tarp kitko, vaikų amžiui buvom 1, 2 Lietuvoje mes ten. Šaras atsimena šitą irgi. Jo, tai dabar, gerai, pianinas pianinu. Į kiemągi norisi, ne? Tarybinių laikų vaikas kieme turi padūkt. Gerai, sako, bet tu prieš išeidamas suloši su manim šachmatų partiją. Jis mane aplošė, kol neaplošė, neatsilošė, taigi neisi, tugi užsispyręs. Šachmatai, pianinas, tenisas, plus dar braižyba,
teko užsiminėti institutė. Tai bet kaip ir nubražyti neleisdavo. Ateini padaręs ten projektinį kažkokį tai elementą, jisai tušu perbrauktas, perdaryk. Sakau, man tiks, dėstytojai tik sako, bet tu mano sūnus, tu negali tokį darbą nešti. Kitus dalykus kaip nori daryk. Tai po to aš taip pat Lukui sakiau, kai kurios dalykus tu turi padaryti fit, a visą kitą manęs nedomina, sukis kaip nori. Okay. Bet jau aš taip nelaužiau vaikų, kaip tėvas mane laužė. Irgi pamoka. Tai va dabar pakalbėjom apie tas pamokas, o pavyzdžiui, turėjai labai daug auklėtinių, sportininkų, visokių. Kaip tu galvoji, iš jų visų kiek atsimeni šiai dienai, kokia iš kurio, galbūt nereikia to vardo pavardės, bet iš kurio sportininko tu gavai didžiausią pamoką ir kokią būtent, jeigu tu prisimeni? Nu, sūnus čia. Sūnus auklėje. Nu, žiauriai daug praleista laiko. Pinigų nebuvo, mes viską važiavom. Mašiną važiuodavom. Tai gerai, kokia pamoka? 1000 kilometrų. Nu, Būtent. Nu, tų pamokų daug įvairių, aš išmokau su juo elgtis, jisai, žinai turbūt pats, kad treneris tėvas yra baisus dalykas, sudėtinga, knygų prirašyta. Sportininkui tai yra sunku. Tėvai nežinau kaip, ne visiems, bet... Tėvai, bet reikėjo man mokėti elgtis. Tu negali norėti, kad jis tave traktuotų kaip pirmoji eilėje kaip treneri, nes, nu, kaip jisgi vaikas, jisgi tėvai, bet tu man tėvas. Šitą aš apėjau dalyką, nes man tuo metu pavyko dirbti kartu su ITF-u. Tai buvo Nikolas Kelaidis, tai buvo Lukas Antilis, buvo Miguel Crespo, buvo tie garsus, kurie mokė mus vėliau, mes kartu jie atvažiuoja, kai mes susitikdavom, jie manęs klausdavo, nu ką Lukui perduot. Sakydavau, va tą, lyg tai tą ateidavo tokiu rimtu. Žinai, Lukai, man atrodo, va tą tu turėt. Okay. Kelaidis po kokio 8 metų, Lukui jau 19 gal buvo, jau jis lošė ITP, sako, Lukai, atsibodo, čia žinok, visą kiek metų mes tau ką sakydavom, viską sakė tavo tėvas. Sako, žinau. Užaugo, bet jūs sako, kitaip pasakydavot. Nu va, tai ir su juo reikėjo mokėti elgtis mačų metu. Reikėdavo, aš žinodavau, kada reikia išeiti net. Kada reikia nejudėti. Reikėjo mokėti sėdėti. Kada galima buvo, galbūt net reikėjo su kuo nors pašnekėti, kad atsipalaiduotų. Bet kai išgirsti, ką tu ten veiki, tu plepėčio atvažiavai, op. Tai va, tai daugiausia ten teko mokytis. Ir suprasti, ir psichologiją, nes Luka kažkurio metu man teko nustoti važiuoti, nes ir finansai nebeleido, ir galų gale suaugę žmogus. Tai už korto jį mėgo, jisai daug kur viešbučiuose negyveno, jį pasimdavo į namų žaidėjai tos šalies, kurio įvykdavo mačai. Korte velnias. Bet toks valdomas. Okay. Bet toks ir turi būti, tai. Įdomus aspektas, tu augini sūnų ir va tuose, kadangi žinau tą specifiką kelionių, turnyrų, kai tu ten išvažiuoji mėnesiais, gaunas, kad tyliai tave kaip žmogų formuoja ir formuoja taip, kaip reikia. Nu, esi priverstas, reikia prisitaikyti arba... Nu, galėtum sakyti, ne, žinai, bus taip, bus pagal mano taisyklės. Nebus rezultato. Nebus, kiekvienas žmogus, sakiau jau, kiekvienas kitoks, prie jo tu turi derintis. Aišku, augant reikia siūlyti, bet taip kaip anksčiau būdavo, ne taip darys ir neveikia. Tai gerai, tada, o Rimvydas Mugevičius šiandien be teniso, ko moko sportininkus? Ko dar mokai be teniso? Nelabai galiu. Nu, tarkim... Neturi laiko niekas. Labas, viso gero, bye. Kiek sąlygos leidžia, tai aišku, ten, žinai, po treniruotės pasidinės ten skaidrių nerodysi, bet iš principo, nu, vat, kaip tu pats galvoji, kaip žmogus, kiek dar duodi, vat, yra tas tenisas, ten mes viską žinom, bet be teniso tau pavyksta
mat čia galbūt taisyklinga, ar pavyksta, bet teniso tau dar daugiau kažką duoti iš tų žmogiškų vertybių, ką tu pats susiėmęs, kaip tavi sūnus formavo, tu daug išmokai, supratai, nes kažkur tai nešiotis visą tai gal irgi nėra tikslinga, kai tu sukaupęs didelę patirtį, gal noris dalintis su jam, ar pavyksta tą perduoti jauniesiams sportininkams? Tai kad man, va dabar, sakykim, grįžta ta pati Patricija iš Amerikos, jie mokosi ten, tas pats Pijus ir Klei. Man smagu, kad jie ateina. Dėmesio, turbūt paplepėt, pašnekėt. Žmogiško to ryšio tokia, ne? Tiesiog komunikacija, pabendraut, pasipasakot, išgirsti jos, ką jie veikia. Nepasakyti, kad neturiu laiko. O perduot, žinai, kaip sakau, nėra laiko, yra. Aš pasakau, hebra, už korto jūs tokie pat kaip kortė, tai turit apie tai pagalvoti išėjęs iš aikštelės, galvot, kaip tu pasielgsi šitoj situacijai, kaip tu kitoj gyvenimiškoj situacijai pasielgsi, bet būt kartu neišeina, nėra galimybių. Okay. Tai naudinga būtų be abejo, vėl kažkaip keliauti, bet neturiu aš dabar tokių žaidėjų, su kuriais reiktų važiuoti ir su kuriais būtų galima tarp mačų daryti, eit pasižiūrėti, su kuo tu rytoj žaisi, kaip tu žaisi, pažiūrėk, kaip jis elgiasi. Čia didelis darbas, daug laiko atima. Tai gerai, noriu pašnekėti apie klaidas. Pavyzdžiui, tai, ką tu šiandien matai, arba iš anksčiau, kokias dažniausiai ir galbūt didžiausias klaidas daro treneriai būtent su sportininkais? Tavo akimis, tavo filosofija, matymų, ten gal ten smulkmenų mes nekalbėsim apie technikos riešus, bet aplamai, tai, kad tu matai globaliai, tu sakai, žiūrėk, čia jau laukia arba bus ateityje problemos, nes taip ir taip ir taip. Kaip tu manai? Tavo akim, Tai Šarūnai, aš nelabai matau kitų procesą, taip. Varžybose, anksčiau ką matydavai, tai nebūtinai šiandien, bet gali iš anksčiau, ta prasme. Gerai. Globalią tas klaidas. Gerai, aš pasakysiu apie save, tai tebūnė, tai bus apie kitus. Tai tas, kur tu klausai, 30-metis, 40-metis, jisai biškai brūkdavo, taip reikia, taip reikia. Ar reikia pagalvoti, gal tegu jis leidžia savo padaryti tanaip ir pažiūrim, gal jam reikia padėti taip daryti, kaip jis daro, kaip jis bando daryti, bet nesigauna. Bet tai čia vėl su tuo, koks jisai, charakteris, koks jo. Ir galbūt, nebruk to, kaip tu karštakošį Rimvidai buvęs ten kažkoks, o galbūt dabar nusiraminęs. Taip suveiks geriau. Tu nori pasakyti tokį daugiau humanistinį, duoti jam bandyti klysti, nesakyti, kad žiūrėk, jeigu tu tenais atsitrenksi į sieną, neik. Bet tegul eina ir pajausi, bet daugiau niekada jis neklys to, negu brūkdamas tą informaciją. Ar aš teisingai suprantu? Duok jam kurti. Kurti? Jo. Okay. Ir jeigu matai, kad nelogiškai, tai tada jam pasakyti, žiūrėk, bet jam reikia įrodyti. Pabandom, pažiūrėk, vėl darom tai, ką tu darai ir žiūrėk, schemą paišai, dar kažką, tai taip gausis, jeigu tu to nepadarysi, bet tą padaryti reikia jau fit būt. Ir ties tuo reikia labai daug dirbti, jeigu tu labai šitą mėgsti. Tada atidirbk ir tada naudok tą. Okay. Bet, leisti jam bandyti ir jeigu tai akivaizdžiai netiesa, tada pasakyti, pabandyti įrodyti ir paduoti variantą, kaip tą pakeisti, ką mūsų galva daro nelaiku arba neteisingai. Pašnekėjome apie trenerius, o kaip tu galvoji, tai ką tu matai, kokią didžiausią klaidą tėvai daro šiai dienai? Nes vis tiek tai yra proceso dalis ir tai yra labai svarbi proceso dalis, kaip tu pats matai. Pajuokaučiau, bet gal nereikia. Jeigu be keiksmažodžių, juokauk. Ne, ta prasme, aš juokauju su draugais, sakau, ne vienam savo draugui nelinkiu šitos sporto šakos. Žiauriai sudėtinga. Dėl to, kad mes esam joje, ar ne? Ar dėl savo aplamai, kad... Mes esam tam, kad ją biškai paprastesnę padarytume. Supratau. Prieinamesnę. Bet iš tikrųjų, turėjau garbės šiek tiek pažaisti su garsiais krepšininkais.
Nežinau, gal neminėsiu, bet pačiais garsiausiais. Jie palankė pas mane to teniso. Sakė kosmosas, čia ne sporto šaka, čia kosmosas. Iš tikrųjų. Tai čia jų vertinimas, tai NBA žaidėjai arba Eurolygą laimėję žaidėjai. Tai rimta. Tai už tai sakau, juokai sakau, nelinkiu aš tau sporto šakos. Tai sako, nieko, tu mane treniruosi, bet palauk, sakau, tu pasiskaičiuok biudžetą, gal tu parduok tą namą, nusipirk butelį. Ir lauk. Jo, nu tai taip, tai o ko tu klausai? Klausiau tėvams. Tėvams, tai va. Tai pirmas dalykas, tėvams sakyčiau, nesikišti, kuo mažiau kištis į tą, nes žinai, kaip sako, kuo mažiau žinai, tuo daugiau žinai. Tau atrodo, kad tu viską žinai. O kuo tu daugiau žinai, tuo mažiau žinai, nes tu, kuo daugiau į mišką, tuo daugiau partizanų. Tai va, pirmoji eilėj palikti vaikus ramybėj, nes jam labai sunku tam vaikui, ir dar jeigu tu jį droži parėjęs namo. Tai antras dalykas, palikti jį ramybėj treniruotė ir po treniruotės nupirk vaikui ką nors gero, nes jisai stengiasi. Pastangas. Jeigu jis nesistengia, tai pamotyvuok jį kažko vis tiek nupirkdamas. Jeigu vaikas pralošia varžybas, nedrožk jį, o palinkėk sėkmės jam, sakyk, pirmoji eilėj reikia išmokti pralošti. Niekas negimė laimėdamas. Išmoksi pralošti, išmoksi laimėti. Dogmos. Tai va tokie labai svarbus. Tai kas svarbiau, pralaimėjimas ar pradžiai, ar pergalė, kaip tu galvoji? Nes tu dabar paminėjai tą, kad svarbiau, nes aš sutinku su tam, kad išmok pralošti iš tikrųjų, jeigu tu suvoki tą savo pralaimėjimą, aišku, vaikam gal sudėtinga tai suprasti, čia daugiau apie suaugusį, bet va, dabar man tokia mintis, sakau, gal pirmą reikia iš tikrųjų grinai išmokti pralaimėti, nuoširdžiai, savo. Nu, tai, ir po to tu gali... Šarūnai, neatsisėdai ant dviračio ir nenuvažiavai, nenugriuvęs. Buvo? Nu, buvo... Nu, aš, kaip sakiau, man patinka autokrosas, motokrosas. Tai turėjom garsų lenktynininką, arba vieną labai perspektyvų vaiką. Va dabar prisiminiau, 12 metų buvo. Važiuoja motociklų kosmosas. Ir vienas iš specialistų pasakė, jis dar negriuvęs. Jis nugrius ir kosmosas baigsis. Važiuos kitaip. Jo, atsiras baimė, atsiras supratimas, pavojaus, vertinimas, visko. Tai už vieną muštą 9 nemuštus duoda, jo, tautosaka. Tai tu, jeigu tu išmoksi pralošti ir rytoj vėl ateisi, jau tu nugalėjai. Jeigu tu praloši ir nebeatėjai, nu tai reikia ieškoti lengvų pergalių. Bet vėl, kaip paklausai, galima parinkti taip, kad tu viską laimėtum. Nu, bet taip nebūna. Nebūna, jau. Bet pirmas yra tik vienas. A pirmam rate pralošia pusę turnyro. Tai reiškia kažkaip tai, a jeigu tu nori vien laimėti, tai tu ir loši to lygio turnyrus, tu netobulėsi niekaip. Tu kitus tobulinsi. Nes tu būsi stipriausias ir visi su tavim norės pažaisti silpnesnį. Taigi ieškosi geresnio kažko, jeigu tai apie logiką ir tobulėjimą kalbam. Ok, tai gerai, tada sekantis man toks klausimas, ką šiandien Rimvydas Mugevičius daro kitaip negu kiti treneriai? Iš kur aš žinau, ką tie kiti daro? Čia buvo panašus klausimas, bet vis tiek, tu kaip treneris, mes visi turim savo pliusus, minusus, kaip tu galvoji, ką tu darai kitaip? Nežinau, Šarūnai atsakymą. Aš atvirkščiai kitą kartą einu, einu paklausysiu. Įdomu. Taip. Man irgi tas pats, aš tyrinėjau visą laiką. Taip, taigi, kad ir visai su vaikučiu dirba ar dar, neturi esmės. Kažką praeini pro šoną, nugirdai, taigi gerai pasakė. Tai va tas daug įdomiau. Ką aš darau per kūną, žinau. Okay. Ką moku, tą darau ir stengiuosi geriausiai daryti. Kam šiandien atiduodi daugiau savęs, tenisui ar gyvenimui? Gyvenimui. Aišku, gali sakyti, kad tenisas yra gyvenimo dalis, bet iš esmės mes, ta trenerio profesija, kada jinai pas tavai baigėsi, kada prasideda tavo gyvenimas?
Šarūnai, gerai, kad žmonos nėra. Tu sakytų, ką jis meluoja čia. Jis tenisė ir tenisės. Visai ne. Bet iš tikrųjų tai aš gyvenu tenisė. Man patinka. Man patinka būti su žmonėm, kitas ateina. Anksčiau būdavo toks, noriu namo, kiek galima į vėl tą. Ne, įdomu. O tau įdomus, kas vyksta už, ar čia įdomiau? Matai, yra gyvenimas, kaip tu sakai, tau įdomu, nes tai yra gyvenimo dalis, tai žmonės, kaita, kelionės, bet yra tas gyvenimas, kai užsidaro vartai teniso kortų. Pasakyt kalendorių LASFO. Lietuvos automobilių sporto federacijos kalendorių. Prieš 2 savaitės buvau Vilkyčiuose autokrose. Važiuosiu dar, po to bus žiedas, po to, kad ryte 1606 km Palanga. Supratau. Tai reiškia, aš laukiu tų dienų. Taip, čia mano gyvenimas, bet aišku, dar yra žmona, kuri nesidomi autokrosu, tai reikia sugalvoti, kaip ten sudomint, kad kartu važiuotų. Anūkai? Anūkai Jonas, tai tas jis mielai važiuos kartu į lenktynės. Viskas aišku jau? Ja. Kryptis aiškiai? Mergaitės. Kitaip. Paslauka auga ten tokia. Ja, irgi patiks, manau. Ne, viskas gerai. Ir Javutė jaunesnė už Joną, sesuo Jonuko. Ne, ten bernas, kadangi vyresnis brolis yra, tai mėgėjo viską. Yra kas patampa. Ne, bet, jau vis tiek nemaža mergaitė, tai lieka užsima su mama. Mes su sūnum ir su anūku. Ką tik irgi buvom Kaune žiedę. Viskas liuks. Geras pavyzdys. No. O kas yra Rimvydui sėkmė, kaip jisai suvokia? Mes kalbam apie sportą, pavyzdžiui. Gali ir apie išgyvenimą pasakyti, kaip tu suvoki, kas tau yra sėkmė? Blema, Šarūnai, netoks aš jau jaunas, kaip atrodau. Tai sėkmė ir yra būti su vaikais, su anūkais, rasti laiko, nes jiegi laiko neturi. Jos prisivilioti reikia, kaip nors pasikvies. Iš tikrųjų, sėkmė. Tai ir yra nesukurti kitam problemų. Nes nuo to prasideda vengimas vienas kito. Tai svarbu. Mano tradicinis klausimas būna paskutinė suvokta gyvenimo tiesa tavo. Kokia jinai buvo. Bet kad kažkas ir keitės viduje, suvokiai, taip yra, ne kitaip. Aplamai čia, nebūtinai. Liūdną etapą palėtėjai. Man per 1 mėnesį numirė mano pats geriausias draugas. Po 2 savaičių numirė žmogus, su kuriuo aš gyvenau turnyruose. Vienam kambarį visą gyvenimą. Tai jam žinatelis abiem, bet apie tenisininką tai Gintas Bražėnas netikėtai. Tai jeigu atsakyti klausimą, tai reikia džiaugtis visko, kas vyksta, net jeigu nesiseka, nes gali būti dar blogiau. Tai rasti net ir nesėkmėj kažką tai teigiamo ir tu nepakeisi nieko, tiesiog tu gali tai priimti ramiai ir suvokdamas, kad gyvenimas nėra paprastas, bet čia mes ne apie tenisą jau. Ne, bet tai ir labai gerai, tai čia ir nebūtina viską iš tikrųjų, nes tas klausimas yra globus, tai va čia sekantis mano būtų toks, tai gerai, tai kokia yra tavo visa ta mentalinė higiena, kaip tu išsivalai nuo to viso gyvenimo, galbūt tų tokių skaudžių pamokų arba įvykių, kad ir sporte, nes vis tiek treneris, žmogus, jisai turi savo skirti ir susirinkti save po kažkokiu, tai kaip tu kokiais būdais arba, nežinau, kaip tu padedi savo išsivalyti nuo to viso. Nes kitaip tai tampyti tą kuprinį, tą negatyvą arba pyktį arba nesėkmės, skausmus, tu pakankamai sudėtinga nešioti jį. Ar yra pas tavęs kažkokių priemonių? Filosofija, Šarūnai, vėl, tai kaip sakau, pagalvoju, galėjo būti dar blogiau. O taip kaip atsitiko, turi suprasti, reiškia, taip turėjo atsitikti. Gal galėjo neatsitikti, bet nesigilinam, jau tai įvyko ir reikia tai priimti kaip faktą. Galų gale iš to reikia išmokti, gal to buvo galima išvengti. Tai patirtis kažkokia, tai
Tai. Tai gerai, tai o kas padeda susitvarkyti su tais nusivylimais? Tarkim, kaip tu sakai, šeima, va, aš girdėjau, kad motokrosas, va, tu domiesi tam automobilių sportu, tai čia toks irgi vis tiek jisai, tuo momentu tu tikrai negalvoji apie darbą, kai tu žiūri. Tu jau leidai savo būti tenais. Taip, tai juk galų gale daug aš ten važiuodavau ir vienas mes nuvažiuojam kartu su žmona, bet jinai tuo metu kažką kitą veikia, aš tose lenktynėse pabūnu, tai smegenys išvalo, smegenys, be to aš labai daug vienas buvau, man patinka būti vienam, turnyruose, vis tiek tu sužaidėjai, bet tu gyveni, savyje kažkur tai ir negali įkirėti, kaip ir su sūnum kažkiek pravažiavau, tai aš stengdavaus net ir negyvent vienam kambarį, stengdavaus kad jis nuo manęs pailsėtų, iškišt kur nors su kuo nors gyventi, kad jam irgi įdomiau būtų, kiek galima su to bjauriu tėvu ir treneriu vienam kambarį. Viskas viename. Ok, Rimvydai, ką norėtum dar gyvenime išmokti? Yra dar tokių slaptų kėslų? Ką norėtum? Kaip pavyzdys, žinai, čia improvizuoju su gitara groti. Bet čia tik tai čia mano, bet vat, ką tu dar jauti, kad tu norėtum pabandyti, išmokti, suprasti, pajausti, patirinėti galbūt? O Jėzau, gal reikia, nenorėčiau. Man gėda prie žmona ūkininkauja, aš bulves sodinau šį pavasarį, tai jau jėga. Išmokai? Štai, čia nedidelio meno reikia, bet reikia, lysves jau susuku dar, tai reikia dar kažką patobulinti. Bet tai tau buvo nauja, ne, visiškai, ta prasme, kažkas? Laiko nebūdavo tų. Ai, supratau. Atsirado biški daugiau laiko, jau gali paeksperimentuoti. Rankos nenusipjoviau dar, viskas tvarkojama. Tai sakyt, tai daugiau tokia sodininkystė? Aš nežinau, ar tai tikslas, bet tiesiog tai laisvalaikis, kai tu esi namuose ir reikia padėti prie ūkio. O kad padėti reikia mokėti, tai reikia pabandyti bent jau. Ok. Toks drastiškas klausimas. Ar bijai senatvės? Ai ne, kad aš jau senas ir taip. Na, jau viskas susitaikys tamo, ne? Ne, kur tu čia bijosi, viešpatie, baisu, kai draugai miršta, nesąmonė, ką čia dabar bijoti. Nėra tik tos, reikia bendrauti, reikia daugiau laiko rasti bendravimui. Vienas gerai pasakė po draugomis, sako, draugam reikia spausti šiltą ranką, ne šaltą ranką. Jo, čia geras. Tai tam reikia skirti laiko, o ne, negaliu dirbu. Blin. Viskogi neuždirbsi. Kur dėsi? Nespėsi padėti. Labai jau mes čia giliai lendam. Gerai. O kaip, tarkim, pavyzdžiui, vis tiek galvoju apie tą paskutinę dieną, kad galbūt nebenorėtum jau eiti į aikštelę. Ar yra tokių minčių? Kad sakai, užtenka man su to tenisu. Aišku, dabar yra galbūt ir darbas, ir tokia rutina, bet ar yra tokių minčių, kad gal jau laikas? Ai ne. Neateina tokių. Taigi sakiau, man patinka. Iki pat galą eisi. Nežinau, bet tiesiog man kol kas patinka. Nepatiks ir neis. Užteks. Supratau. Visko užteks. Tai o ką norėtum tada, kad... Atsiprašau, pabaig. Ne. Pabaigiau. Visko užteks, visko turiu, pakaks. Tai gerai, tai pavyzdžiui, tavo sportininkai, kolegos aukliniai, ką tu norėtum, kad jie apie tave įsineštų arba atsimintų? Tai gera, kad nebūtų kažko labai blogo. Arba jeigu blogo, tai su tikslu tas blogas buvo. Suprastas blogai galbūt. Šarūnai. Nežinau, nerasiu pavardės. Kad galvočiau, kad išėjo, nesupyko ir tai čia man skaudėtų. Aš toks skorpionas, man pirmoji eilė savo skauda. Bet iš tikrųjų, ką tik mergina baigusi seniai sportuoti, neminėsiu pavardžių, ką tik netyčia priėjo, trenerė atėjau, labas pasakyti, aš čia fizinį dariau.
jinai daug žaidė, stengiasi, kažkodėl ten kažkur biški nuslydo. Dabar padelį treniruoja, aš vis juokaudavau, sakau, į padelį išeina tie, kam nesigavo tenisas. Tai tą patį paplirpėm, pasijuokėm ir sako, viskas gerai, treneri, man daug naudos davė jūsų tenisas, aš už tai ten dabar galiu gerai jaustis. Nežinau, tu paklausai, ką norėčiau. Gero, tai aš turėčiau, kad tik blogo nebūtų. Ko mažiau, ne? O tai kas yra, tai nemanau, kad kažkas buvo labai blogai. Yra vienas tėvas sakęs, man sakė, ar tu galėtum su mano dukra dirbti taip, kaip su savo sūnum? O šalia stovėjo Kęstas Petkauskas. Sako, tu ką, durna? Tai čia atsakymas, kad turbūt tuo metu aš buvau labai griežtas, bet tai jūs, kai treniruodavotės bazėje Šiaulių, Žinomas viską. man sakydavo, taigi jo nėra. Aš sakydavau, bet jisgi mato. Jis mato jo, akis visur. Tai kažko nedarykis, jis žinos pats pirmas. Tas buvo, atsimenu. Bet tai žiūrėk, Šarūnai, čia charakteriai vėl. Aš žinau, kad aš išėjau į apačią, gal kavos greit nulėkiau. Ir žinau, va tas ką nors padarys, nes aš žinau jo charakterį. Ateini ir iš lubų šauni. Tai ką tu vėl darai? Taigi jūsų nebuvo, treneri. Prigaudiniai. Taigi jis sakė, kad mato jis. Aš net nežinau, ką padarė žmogus. Tiesiog biškai paspaudė ir jie visi, o čia reikia, nes gali pamatyti. Okay. Taigi jūs smagus, jūs linksmi, jūs būtinai ką nors padarysit. Neliūna, tai iš to ir susideda visa paauglystė, vaikystė. Taip, taip. Ok, tai link pabaigos tada, kaip tu galvoji, va, pagrindinis tavo motyvas, dėl ko tu šiandien gyveni, tavo kaip žmogaus? Oi, tai čia paprastas atsakymas. Motokrosas? Ne, anūkai, šeima, vaikai, žmona. Nes tikrai labai sunku kartu susirinkti. Visi užsijėmė, visi skuba, visi lekia. Tai tikslas visą laiką kaip nors sugalvot, kur čia susitikti. Bet atsiradus anūkam, tam šeimos pagausėjimo, vaikų atskirų gyvenimų, tas motyvas sustiprėjo? Žinoma. Žinoma, tai pas juos ir bėdų atsirado daugiau ir galų gale norų, poreikių. Taigi įdomu, kaip jiems sekas, gal padėti gali. Jeigu negali, tai būtinai reikia padėti. Būtinai reikia, nors nereikia. Žinai, tėvų mintis, tu ne taip darai. Okay. Ir paskutinis tada. Čia gal mes ir daug kalbėjom, bet užtvirtinimui. Kas yra tau laimė? Tai va, viską pasakiau. Aš laimingas. Viską turiu, daug dieve, visiems sveikatos, noro, darbštumo, užsispyrimo tokio, kaip senelis turi. Ir viskas Tai sakai, nėra ką perduoti, yra senelio užsispyrimą, pradedi kalbėti. Tai užsispyrimas, sakiau, aš tą turėjau ir tenise tai, nugi matai vaikus, kurie, va šitą žiūrėk, jisai varo, jis žiūrėk, galėtų namuot, ne, dar kitas, o įdomus. Be užsispyrimo nieko nebus. Gali būti motyvuotas, gali dar koks nors, bet talentas. Taigi jisai jau talentas, ne? Tai ką aš jie, kaip su jais kalbėdavau, sakydavau, čia jau talentas. A kas turi daugiau dirbti, talentas ar tas vadinamas darbininkas? Darbininkas jis ir taip dirbs. A talentas turi įrodyti tai, ką turi tokio talentingo. Be darbo tu nepasieksi, tu to talento nepanaudosi. Mano galva. Teisingi žodžiai. Visiškai sutariu. Tai ką? Tai ačiū Rimvydui šiandieną, kad tokią gražią vasaros dieną. Malonu. Malonu, kad domitės, kad galiu būti, jeigu ką naudingas. Ne, tai visą laiką tavo kaip trenerio patirtis ir kaip žmogaus
vis tiek žmonės, kurie žiūrės, klausysis, vis tiek kažką pasims, nes, kiekvienas žmogus turi kažką pasakyti. Aš manau, kad to ir tikslas buvo. Tai visų pirma, ačiū Rimvydui, ačiū mūsų visiems tikaučių žiūrėtams. Šį podcastą pristato ir mūsų remia statybų bendrovė Versina. Tai ačiū Jums, ačiū Vytautui Baniui už tai. Ir visiems linkiu gražios vasaros ir susitikimų sekančiuose epizoduose. Iki ir ačiū Rimvydui. Ačiū Šarūnai. Dėkui, kad domitės. Malonu.